Pasižvalgykime po viešą gėlyną, kuris buvo nufilmuotas 2025 m. rugsėjo pradžioje. Kaip ir pirmoje dalyje rodytas gėlynas, jisai yra tokioje vietoje, kur aplinkui yra vien asfaltas, šaligatviai, pravažiuojamoji dalis ir miesto pastatai. Vėlgi šitas gėlynas yra labai margas ir nuotaikingas. Ir čia didžiąją dalį sudaro vienmečiai augalai. Apimtį jam suteikia pagrinde šalavijai, kurių čia yra panaudota kelios rūšis. Kadangi jau rudenėja, šalavijų žydėjimas eina į pabaigą ir jų žiedelių jau nėra taip gausiai kaip vasarą, bet jie dar suteikia tokį violetinį lyg ir rūkelį virš šito gėlyno. Na ir pasižvalgykime, kokiųgi čia dar gėlių yra šitame gėlyne ir kas mums duoda kokias spalvas. Šokolado spalvos lapai aprėminantis gėlyną yra ipomėja. Ipomėjos naudojamos kaip foniniai augalai ir būna įvairių spalvų. Jos gali būti šviesiai žalios, tamsiai žalios, violetinės spalvos. Tarp ipomėjų sumaišė serenčiai ir zinijos. Šitos zinijos yra labai gražios spalvos, labai gražus žiedas ir jos primena mažą jurginiuką. Na, o šitas žalias augalas su ilgais plonais stiebeliais yra taip pat šalavijas. Jisai yra labai neįprastas šalavijas, nepanašus į kitus mums žinomus šalavijus. Tai vadinamas mažalapis šalavijas. Zinijų yra čia ir daugiau rūšių, štai šitos baltos, oranžinės gėlės, ten toliau matosi višninės, raudonos spalvos gėlės, taip pat yra zinijos. Vienos yra pilnavidurės, kitos tuščiavidurės ir pramaišiui su serenčiais jos vėlgi sukuria tokį margą kilimą. Šitos oranžinės zinijos labai panašios į medetkas. Atkreipkite dėmesį, kokių spalvų yra šalavijai. Tai yra ir tamsiai violetiniai, ir šviesiai violetiniai, ir netgi raudoni. Ir štai šitokį debesėlį jie sukuria virš gėlyno. Čia matome įsimaišiusias kleomės. Tarp jų pavieniai balti žiedeliai gaura. Štai šalavijai. Pažiūrėkite, kokia spalvų gama. Dar vienas augalas suteikiantis apimties ir užpildantis gėlyną, tai yra didysis amis. Tai yra vienmetis augalas, pas mus nežiemojantis. Ir jo žiedynai yra lėkštutės formos, plokšti tokie, labai panašus į garšvų žiedus. Ir vėl baltos gauros. Ir dar vienas mažalapis šalavijas, tik tais šitas jau rožinės spalvos žiedeliais. O čia višninės spalvos žiedyną išskleidęs amarantas. Oranžinės zinijas atkartoja lygiai tokios pačios spalvos serenčiai. Ipomėja šiaurinėje gėlyno pusėje netokia ryškiai ruda, kaip toje pusėje, kur daugiau gauna saulės. Čia matosi jau ir žalių lapelių, ir margų, rudi pereina į žalsumą, o gal atvirkščiai, žali pereina į rusumą, nes nauji lapeliai, kaip matot, skleidžiasi visiškai salotiškai žali. Ir vėl kleomė, kurios taip pat vietomis yra įterpta į šitą gėlyną. Ir štai taip augalai vis atsikartodami susipina vieni su kitais ir sudaro štai tokį
gana ryškų, spalvingą, vasarišką kaleidoskopą. Gėlynas jau šiek tiek peraugęs, pasidraikęs, šiek tiek netvarkingas, bet nebėra ko ir benorėti. Jis savo misiją atliko. Visą vasarą mus džiugino savo margais žiedais, savo sodria žaluma.